Nu, sveiki, sveiki. Nu ką, su šienavimu viskas kaip šiuo metu ir baigta. Susipjojom, pasidarėm rolių iš pirmos žolės, dabar tiesiog reikia laukti, kada ataugs. Dabar neblogai lyja, tokia yra savaitikė, gerai palyja, dalys. Tai tiesiog dabar varysiu mulčiuoti pievas, ganyklas, kur karvės ganosi. Vakar biškį buvau numulčiavau jau, šiandien taip palengva pabiškį, nes, traktorius kietokas, tai pievos nelygios, ten kur ganyklos yra, nesipjauna, kaip jaunas, tai biškelį apsilygina. Biškį lygesnis yra negu kur ganosi karvės. Ir reikia palengva mulčiuoti, negali visko iš karto, nes paskui nebus kur karėm ganytis. Tai gabaliukais, vieną kitą pievą pabiškį. Dabar kai lyja, tai gerai užlys ir po to automatiškai jau pradės augti žolė. O šieną irgi susisukom. 17 rulių matros gausi, jei neklystu. 339, 15 lygiai. Nu, pametėm ant plevelės, kad drėgmė eina per betoną. Aišku, čia jie nebūna ilgą laiką. Jie tiesiog būna, kol po to suvežam į daržinę viskas, kad. Nes ta vieta, čia vietos neužimta. Daržiniai būna dabar. Ką reikia dabar mulčeriui, reikia biškelį man mulčerį suskelti. Vau, kiek žemių. Reikia biškelį nuleisti per vieną, nes truputį per žemai mulčiuoja ir ilgai kol žolė auginės. Tai biškį skelti, jeigu biškį ilgesnę žolę palieka. Ir viskas. Smagioji dalis. O, vėlienų. Truputį vėlienų. Nu. O. Atrodo, taip nepriveržiau. Aš baigs. Per dažnai kelnuoju, baigi susivaryti varštį, matome. Kas čia? Šiaip neturėtų kaip suktis. Žemė lūpinė. Dabar laikas bus rankas įsiparė. Gyvena. Žemė atsileik. Lys. Melusiai savo tada. Manyt po vieną. Turėtai. Čia kur durė. Jo, gerai, varštukas jau apsidrožęs. Srėgį nebelikia. Reikia naujus nusipirkti. Na. Dar šį sezoną atlaikys. Tai buvo čia, tai man reikia į šitą skylę. Neina kaip norėjau. Pasidariau blogiau. Laikia. Šitą pačią kišau. Kura sunkus, blėlė.
Čia. Reikia, kad būtų. Čia buvo. Dar vieną žemiau. Na, pavalyti. O, šiandien man nesiseka su šito daiktu. Nu, teks tą traukt lauk. Perėtumėte. Nu, pizdanas. To žemės. Visą protą čia. Mėginam. O, taip. Saulė išlindo šilta. Varom kitą pusę. Čia aš atsilgs. Eis atsuk, turėtų eiti. Labai lengvai, per lengvai atsisuk. Tie varžtai nėra gero. Mėginti pirmą šitą įsileisti. Kažkaip sivalyti šūdus. Nes kaip pievas mulčiuoja, tai tik šūdai teliek. Pakelti yra lengviau, nuleisti ir kuoviau, nes turi iš karto būdų įsitraukti. Va ką medėjau. Dėl to vienoj pusėje buvo lievai man. O dabar savo išneliausiu pildžiau galiausiai. Gal sapatėlį padėti. O, turiu visą volą implauk. Su vieną pusę volą išsitraukti, tada leisti ją čia su koja prisikėti. Bišk dabar susikėliau. Smulkintuvo bišk bus lengviau. Buvo labai pirmas per žemai. Su kojikė dabar prisilaikai. Kits reikalas. Kits reikalas. Anoj pusė originalus varžtai yra. Šičia jau tos suvariau tik tau. Atsisuko ir pamečiau. Nepasižiūrėjau, kad tai gali atsileisti. Pamečiau. Čia bišk dabar per ilgus turiu nupirkęs. Bet laiko. O pamesiu, tai pamesiu naujus. Leidžia apšę. Viskas.
Nebėra salidolio. Lygis. Nebėra namuose, turiu pareiti. Tai ką atlikiu pievą? Na, čia yra toks. O, pademonstruosiu. Karvutės ganosi. Na va, ta visą usnyną čia. Čia yra keliukas toks eina. Toks trikampis gaunasi pagal tą griovį kanalą. Paskui reiks skrien kitoj pusėj. Ir dabar tą trikampį už savaitės kitoj pusėj, kad čia spėt žolė atželti. Nes dabar nemažai palėjo. Tai taip pat tas dabar yra tą daryti. Nes žolė, pats gerai žolė. Nusirengiau, nežinau, kad bus karšta. Nes toj traktorius užšils ir bus jau nei koniški, nieks nepadės, da plius vėjo nėra. Vėjo nėra, saulė išlindo, tai bus ne kažką. O susikėliau volą dėl to, kad galėčiau greičiau važiuoti šiaip, nes ant to žemesniam, jeigu daug žolės, variklis dūsti. Ant ekonomiškų apsukų. Galėčiau tenais jungtas neekonomiškas, bet dyzelę daugiau padegina, tai man vien dėl to. O čia pieva, čia nereikia, kad būtų lygiai su žemė numulčiuota. Tiesiog turi būti numulčiuota, kad nebūtų pirmo žolės. Nu ką, lekiam. Tiesiog pirmą ratą. Kur tas keliukas čia, gerai, lekiam čia. Nu ir šiukšlynas. Kaip tai žėlė. Nu ir liko žalpus hektaras, biškino daugiau. Tai apie 3,5 mūsų. Gal mažiau nebėra hektarus. Trikams sukinėtis. Aišku, nėra liko, galima ganas. Žolė kuškiai suauga ir tie kuškiai tai kalniukai gal. Tai supa kaip karuselį. Na va, kaip matosi. Žodžiu. Numulčiavau, dabar toj pusėje yra pagal griovį. Iki ten to miškelio, taip skersai trikampio. Čia yra kalnas. Nedaug yra tos žolės, daugiau smilgų, tai supjaunamąja, kad būtų greičiau, nes to mulčeris čia tik 2,10 m, tai vargas. Vargas su juo yra. Per daug lėtai. Jaučiu visą šūdnas likusi viduje. Na, yra biški šūduka. Nėra baisi. Man gumos. Nieko, žodžiu. Liuks, šiandien išteks. Leik namie. Baigta. Šiai dienai užtenka. Bet negali daugiau, nes paskui nebeliks karams kur ėsti. Nes dar kita pieva, kur planuojam paskui pervaryti, netaugo. Nes nušienavom, dar netaugo, reik pradėjus atauginėti. Dabar jau dar 5 dienas geras palaukti. 5, 6. Paskui bus galima ir čia mulčiuoti. Čia kol nusimulčiuos. Viską. Paskui bus galima karės pervaryti kitą pievą. Ir tada bus galima pilnai viską nupjauti, viską ir bus liuks. Gerai, šiandienai tiek. Kas sveiki.
Antrą dienikį prie mulčiavimo. Aišku, dabar porą dienų lyja, dabar pradėjo biškį lyt nestipriai. Bet važiuoju, biškį pamulčiuosi, kad kitą dieną mažiau likt. Mulčių ir susitepiau. Volą pasisukau, pritepiau gerai. Viską pasirašiau. Reikia liek biškį pramulčiuoti. Jeigu neįsibėgės lietus, reikės šiauštas gal namo. Bet čia netoli važiuoti, kas čia 800 metrų iki pievos, tai nelabai yra svarbu. Tai va, lėkiu. Nu, kaip čia matos, yra krūmai nori aut. Tai jos pramulčioja, o čia paskui visur kitur yra mažai, žolės nedaug, smilgas visokios. Tai tas smilgas atvažiuojam su pjaunamąja, nupjaunam ir viskas. Kad čia su mulčiu ir nevait, nes tai tik 2 metrai pločio tiera, tai čia 15 hektarų, tai čia atsibuosi sukti ratus. Kol tiek apsuksi. Tai va, leikiu numulčiuoju. Ir varyt toliau, ten da paskui yra įduba tokia labai daug žolės, tai ten irgi mulčiuojam. Stoja. Na, čia biškiai jau pagal kanalą čia. 3 triozus apvažiavau, apsimulčiavau, tai va, čia. Ten mat toliai, ten jis, nu, gal mas nesimat, nežinau, karvės. Iki ten tvora yra, čia toks įgaunasi. Kito miškelio, toks trikampis. Čia yra taip riebiau žolės, čia ypač vidury. Nes tokia įlanka yra, drėgmė laikosi. Va, čia tie visokie lapočiai, blėne. Nei nieks jėda, nei ką. Tais nereikšmingai auga jie. Tai va, tai čia žodžiu reikia numulčiuoti. O paskui viską kitką supjaunamąją, kad čia nežais su to mulčeriu. Nes, nu ką, dyzelį deginį su tais 2 metais. Kažkada aš visakė mulčiavo visą pievą, tai... Sakė, 5 dienas mulčiavo visą savaitę, sakė, aš nesąmonė. Neapsimau, kad ta pieva nėra lygi ir kratais ir viską, čia 5 dienas sėdėti, daužytis tam traktoriui. Tai paprašiau jie pipjaunį, kur storiau yra susmulkinį, kad geriau greičiau kita žolė išlystų. O kur smilgas jiems supjaunamąją, aukštesnė pasidarai, nupjauni ir viskas tas smilgas. Kad tvarkingai būt, nes, nu, dėl deklaracijų čia reikia metuose kartu ir nušinavo. Kas per dabardakas vėl teisės. Iki mulčia tik šaus. Jobani lapočiai kažkokie čia. Ką, viskas? Va ten pradėjau, čia toks trikampiukas. Truputį ištrukau. Labai dobėta. Džiauriai dobėta. Vien dobės. Atrodo, stuburas sulūš. Ir... Kad lyja, tai čia pohui, greit nevažiavau vis tiek. Čia tiek lyja, čia krapė labiau pasakyčiau, o nelyja. Bet nusimulčiavo, o čia visur kitur supjaunamąją reikės, bet paskui po to, kai karvės išsidarys lauk šitos pievos, tada supjaunamąją, dabar kad turėtų ką jais gyvuliai. Nes su kitoj kanalo pusė irgi numulčiavęs, tai čia apie 4 hektarai yra nusimulčiavę, tai nebebus ką gyvuliams jėsti, tai dabar reiks palaukti. Įsivarys, tada supjaunamąją reikės varyti. O rytoj jau čišiausiu pas prieauglį. Na ką, atlėkiau pas kitą pievą, pas prieauglį. Čia daug nesimulčiuos. 10 ratų apsuksiu. Ir viskas. Čia va matosi tvora eina pagal kelią. Ir ten iki tų krūmų. Ir ten guli toli baltuoja veršiai. Ir iki tų krūmų, kur matos tiesiai. Nuo tų krūmų iki 50 metrų link į šitą pusę. Čia apie 2,5 hektarą yra net mištų. O
Daug. Gerai, varau. Davai, apsivažiavau. 3 ratus, dabar bus ant kampų patogu apsiskinėti, aišku, čia pievų žiauriai nelygiai. Žiauriai. Čia nieko nepadarys. Matau, buliukai būdėje. Santykis aiškinasi. Lygu, nelygu, vis tiek reikia numulčiuoti, nori, nenori. Ai, jas jaučiasi viens kitą. Čia kai kur net nėra, nelabai yra ką mulčiuoti, bet... Ei, važiuoju. Nu ką, jūs čia bėgate, mane? Palamplauti, bėk iš čia, blemba. Papytinsim. Ranka įgūgiai. Daug nemulčiuosiu. Kaip minėjau, 6 ratus nepreiksiu. Tiesiog, kad būtų kur šviežiai žolė tau, baliam vaėsti. O viskas. Eina metai taip padariau, tai paskui dabar yra paliekai. Rodo šilumos, čia tokius pradės įtilta žolė. Ką viskas, apmulčiavau, čia, prieš tai stojau ten toli, kur tenais matos, gal net nežinau, ar nesimato. Ten namai stovi, tai ten panam kampe. Ta pusė čia turėjau damulčiuoti. Čia tie krūmai, kurių turėjau aplink apmulčiuoti, dabar liko tik vidurys. Ten numulčiuotas. Aplink apsivažiavau, čia per kokį 100 metrų gal. Aplink apsivažiavau, apsimulčiavau. Ir paslipau vien vidurį, kur yra... Nu, tiesiog jokių krūmų, nieko, žolėkė. Paskui, kai reikės, varysiu vėl numulčiuosiu viskas. Bet čia bus šokių 3 savaičių gerų. Nes dabar tegu auga žolė. Čia vada prieš tai buvau šitoj vietoje mulčiavau. Čia kur matos tokie šešėliai. Ir čia, kai žiūrėjau mano video, prieš tai čia buvo tie krūmai. 1, 2, 3. Tai tos 3 juodos dėmes matos. Tai... O, kaip mūsų pusmetis kada. Žolė apipjovė ir paskui liko nenumulčiuota, tvariau numulčiavau. Kad žolė, tai krūmai jau buvo pradėję vėl augti. Ir kad jie nepradėtų vėl augti. Tų didelių. Nes jie kai yra žemė, jie labai lengvai nusmulčiuoja, pravažiuoja viskas, kai žolė nusmulčiuoja tiesiog. Ir dabar bus galima jau antrą žolę pjauti arčiau to griovio. O taip buvo įsiplėtė visus 3 metrus. Spinti spragą. Nepamirščiau. Paskui išeis buliukai. Aha. Na va, čia aš išpjoviau, paskui dėl smulčių ir gerai apdraskiau tus kelmus. O jie buvo, čia jau buvo, o čia kelmas da buvo. Iš kur? Nu va, iki tos vietos, nuo kojos mano nesipjaudavo žolė iki kelmo, nu tai 1, 2, 3, 4 metrai. 4 metrai ir 8 metrų kokį.
Tai galim sakyti, ir žolės neblogai dabar jau nusipjausiu. Tai dar kitą metą su mulčiu praeisiu ir tiesiog išnyksta. Nes čia buvo irgi kelmas, va, matosi. Ir ten toliau dar vienas buvo. Tai praeitą metą buvau numulčiavęs jau, dabar jau kaip ir nebėra viskas. Net kai atvažiuoju mulčiuoti, galvojau, pažiūrėsiu, ar daigai yra atsiradę, nėra atsiradę, nei vieno laigo nebėra, štai jau kaip jie. Nemulčiuotum, 2-3 metus ir vėl atsirastų krūmas. Bet tai mulčiuosis ir automatiškai nebeatsiras. Supustė kelmai ir sunkus variantas, tai bent naujas kokias sėklos neš ir užaugs. Gražiau atrodo dabar. Jeigu gražiau, daugiau žolės, ant deklaracijų vis tiek, kur krūmai tenais karočią nesideklaruoja, vis tiek tai viskas būna. Viskas būna, kur deklaruoti, jeigu krūmas šešėlis, tai deklaruoja ir automatiškai. Gerai. Prarandami pinigai, prarandama žolė. Dabar pasimulčiausiu, paskui supjaunamąją, nupjausiu, nugriebsiu ir viskas. Kelis metus pasimulčiuosiu viskas, o paskui nebereikės. Gerai, lėkit dar į vieną vietą, reikia griovius paramulčiuoti. Nu ką atlėkiau, čia tu pagal tą griovius. Ir kitoj pusė reiks dar praleidavimas griovys yra. Iš anos pusės turiu griovių padaręs, praeitą, kad padariau. Kiekvieną metą pramulčiuojam. Kiekvieną metą pramulčiuojam, dėl to, krūmai flečiasi, čia šiaip daugiau esu mulčiavęs, čia prieš tai krūmus net mulčiavau, nes buvo labai įsipėti, dabar taip atrodo gražiai, lygiai tik krūmai auga pagal griovyje, bet prieš tai buvo išvirta daug krūmų, tai aš su mulčiu išmulčiavau, išnaikinau jos, palikau, kad tik vidury augtų. Tai dabar kiekvienam griovyje auga vidury, ir taip esu jau keliose pievose padaręs, nes paskui jie išvirsta, tai pradeda žemė auginėti ir plečias, taip eina ant pievos. Tai kai kiekvieną metą vis pravažiuoju, kas būna išvirtos numulčiuoji, nebegalima plačiau plėstis ir automatiškai gali plačiau tiesiai nusipjauti pagal pat griovį. Paskui, deklaracijose automatiškai šešėlių nemeta tie krūmai, nes čia tai dar gražiai. Ten kiti laukai buvo, tai po 15 metrų išlindė į vidurį pievos krūmai, tai kol aš numulčiuoju, tai jas. Bet, geriau vieną metą nuvalai viską, paskui pravažiuoji greitai, nes praeitą metą 3 savaitės mulčiavau, o tus krūmus išnaikinau. Šiemet tai savaitikė. 3 savaitikę pavarysiu. Čia jau šiandien paskutinę dieną, kai mulčiuoju. Paskutinė dienykė ir viskas. Reikia graži linija. Gerai, varyti. Prie kitą pusę pralėkti. Tos gali palėkti namo.
Ir ką, ir viskas, šiandien viskas. Ir su mulčiavimu viskas, nebereikės mums smulkinti žolės. Bet pas bulį nuvažiuoti reikės vieną kartą tą vidurį ten išmučiuoti. Porą valandų, kur ten viskas irgi. Ir čia. Labai gerai. Žodžiu, kai matot, apsimon pramučiuoja ir viskas pagal griovį. Tiesiog, kad biški krūmai nusimučiuoja, kai kurie jau būna daugiau ištendę, nusilaužo, jie vis tiek ne taip greit augs. Ir kiekvieną metą pravarau. Važiuoju, kad jie negautų plėstis ir tiek. Tai jo, gerai, leik namo kavos atsigerti. Pailsėti. Nes biški tokia lengvesnė diena, vis dėlto savaitgalis, reikia biški nepersistemti. Tai kiekvieną dieną reikia vis kažką daryti. Kad dient lengviau biški gali. Tai jo, gerai, iki greito.